Sergėjau, toks klausimas, ane, apie pavedimus. Ar svarbu yra, ką mes parašome paskirtyje, nes tarkim ir bankai prašo, ane, kai padaro pavedimą, atsiųskit pavedimo kopiją. Tai vat, apie tai norėčiau sužinoti. Bankai prašo iš tikrųjų, jeigu klientas yra ne jų klientas, bankininkystėje, o kito banko prašo išrašo ir būna už 6 mėnesius, už 12 mėnesių, būna ir daugiau. Tai čia irgi reikia labai atsakingai žiūrėti į pavedimus, kuriuos daro klientas, sakysim, žmogus, arba kai jis gauna tos pavedimus. Dažnu atveju, jeigu, sakysim, klientas mėgsta, nežinau, pažaisti pokerį kur nors kokiam tinklapį, ten, kur online yra bankai, kuriems tai yra stop faktorius. Ypač jeigu tai būna ten didesnės sumas, gan dažnai tie pavedimai, viskas, bankas tokį klientą, ne visi vėl pakartosiu, bet pagrindė, sakysim, 90% kreditorių mano, kad klientas rizikingas, nes jis turi priklausomybę, nors, pokeris skaitosi iš vis kaip sportinis žaidimas, pasakysim, taip visam pasaulyje jis yra žinomas, bet bankui tu to nepaaiškinsi, viskas. Čia yra, nes dažniausiai tokie tinklapiai ne tik yra, aišku, yra PokerStars, ten skirtingi, nes būdavo nemažai tokių atvejų, kai tam tikri bankai atsisakė dirbti su klientu, jeigu lošimo visokiom sistemom vedė pinigus. Oho. Tai tą reikia tikrai žinoti. Kitas dalykas, kai jūs pervedat pinigus arba jums perveda pinigus, kažkur žymi paskola, skolos atidavimas ir taip toliau, viskas bankas mato, iš karto filtruoja ir prašo paaiškinti arba pateikti kreditus sutartis. Dažniausiai atveju, aišku, jeigu skolų jokių nėra, galim padaryti su to žmogum, su kuriuo yra tie pavedimai tarpusavį, sakysim, skolų suderinimo aktą, kad šalis patvirtina, kad tarpusavį skolų jokių nėra, ir bankui to papiriuko, sakysim, gali pakakti. Taip pat, jeigu daromi pavedimai pagal individualią veiklą, sakysim, gauna žmogus pajamas, pagal verslo liudijimą, labai dažnai matom, netvarkingai. Turi būti nors parašyta už atliktą paslaugą, turi būti už darbą, už kažką. Jeigu jau nėra sąskaitos faktūros, dažnai būna pavedimas, papildymas, ir paskui paaiškink banku, kad tai yra iš tikrųjų iš tavo veiklos, o ne šiaip tavo draugai kažkokie vedė pinigus ar dar kažkas. Viskas turi būti iš tikrųjų tvarkingai. Nuo to ir prasideda tas ir raštingumas tų pačių žmonių finansinės, nes viskas iš tikrųjų, visi pavedimai tai yra pinigai, tai yra atsakomybė ir turi būti viskas tvarkingai. Tai rodo bankui, ant kiek tu esi tvarkingas žmogus, ant kiek pas tave viskas, ant kiek tavim galima pasitikėti, sakysim taip. Nuo tų detalių dažnai ir priklauso irgi ir atsakymai, ir maržos, ir kitos sąlygos. Čia ne vien taip, sakysim, aš dirbu, aš gaunu pajamas, viskas toj man duos. Bankai žiūri plačiau, tą reikia suprasti iš tikrųjų. Pavedimui už būtą visada irgi pagal preliminarę. Čia net daugiau gal ne tiek bankui, nes bankas mato, kiek turi būti avansas, kas gavėjas, kas pasirašė sutartį. Tai negali būti priežastis, kodėl ten bankas atsisakys, bet šito vieto irgi labai svarbu daryti teisingai, nes čia yra būsto pirkimas, čia yra brangus pirkinys, nedaug dievė tu kažką ne tą nurodysi pavedime, o iš kitos pusės bus žmogus, kuris nežinau, labai išmano, kaip ką pagauti, apgauti, nedaug dievė ant tokių pakliūti. Tai vis tiek ir tik dėl to verta daryti teisingą pavedimą, teisingą paskirtį, ar tai preliminarė sutartis. O tai kaip čia teisinga suprast, kad būtų aiškiau? Jeigu pasirašyta preliminarė sutartis tarp klientų, viskas, pavedimą pirkėjas daro pagal preliminarę sutartį, numeris toks, arba nuo tokios datos. Viskas, pas yra dokumentas, pas yra pavedimas. Nes aš tai sakau, būna arba irgi pagal sutartį, kad pagal preliminarią sutartį, avansas, arba ten avansinis mokėjimas, ir tada arba unikalų numerį parašo, arba tikslų adresą. Taip. Tikslų. Namas, būtas, ta prasme, kad būtų aiškiau, aš taip bent jau transliuoju. Tai to užtenka, čia yra tvarkinga. Turi būti, kažkas turi būti pažymėta pavedime, už ką tu sumokėjai. Nes arba preliminarė, arba
adresas arba unikalus, nes tu perki būtent tą turtą. Ir viskas. Tikrai taip. Nu va, puiku. Taip. Kiek daug naudingos informacijos. Tai va, kaip ir sakoma, ne, padedam jums gauti naudingą informaciją. Sergejus irgi mums šito klausimu padeda. Tai va, dabar žinosite, kaip teisingai padaryti pavedimą.